Sveiki, su jumis laida Sveikatos receptai, kurioje ir šiandien tikrai netruks daug naudingų ir praktiškų patarimų, kaip rūpintis savimi, kad gera savijauta džiaugtumėmės nepriklausomai nuo amžiaus ar metų laiko. Dabar trumpai pasižiūrėkime, ką matysime šiandien laidoje. Kaip nugalėti skausmus ir įveikti ligas natūraliomis priemonėmis? Magnetoterapija tai yra alternatyviosios medicinos rūšis, skirta gydyti be vaistų. Geros savijautos receptas, kur slypi paslaptis? Rankų darbo kosmetika iš stručio taukų. Kam ir nuo ko? Tai, kad jeigu žmogus jau pabandė natūralų kremą, tai dažniausiai ir grįž vėl to natūralaus kremo. Sveikatos patikrinimas namuose. Šiandien tai įmanoma. Kiekvienas pats namuose gali pasidaryti labai lengvai ir patogiai. Kiekvienas testo rinkinys turi viską, ko reikia, kad pačiam jį atlikti. Kuo ypatingos veido odos priežiūros priemonės su sraigių sekretu? Sraigių sekretas Azijos šalyse nuo seno naudojamas kaip atstatanti, regeneruojanti priemonė, kadangi joje yra labai daug mikroelementų ir odai svarbių savybių. Magnetoterapija vis dar kaustoma mitų, tačiau tie, kas ją pabandė, vaistų nebeieško. Visa tiesa apie magnetoterapiją iš pirmų lūpų. Iš pirmo žvilgsnio ko gero nei nepasakytumėt, kad ranką puošianti apyrankė yra ne šiaip juvelyrinis dirbinys, o priemonė padedanti kovoti su stresu, nemiga, malšinanti skausmus, padedanti reguliuoti kraujospūdį. Visa paslaptis štai šie magnetukai, nuo kurių kiekio bei stiprumo ir priklauso poveikis. Kalbant paprastai, šie puikūs juvelyriniai dirbiniai tai magnetoterapija jums patogiu metu. O kaip žinia, magnetoterapija yra visame pasaulyje plačiai paplitęs saugus ir natūralus gydymo bei skausmo malšinimo būdas. Magnetoterapija buvo pradėta naudoti turbūt dar 4000 metų prieš mūsų erą senovės civilizacijose. Aišku, paprastose formose tuo metu žmonės rasdavo galbūt uolienos, kaip sakant, gabalus magnetinius ir nešiodavo prie tam tikrų kūno dalių, kad sumažinti skausmus, pagerintų savijautą. Tai alternatyviosios medicinos rūšis, jinai ir toliau tyrinėja, kaip galima būtų gydyti įvairias žmogaus problemas arba gerinti savijautą be šiuolaikinių medikamentų įsikišimo. Tai magnetoterapija yra būtent vienas iš tų būdų, kuris visiškai nekenkia žmogaus organizmui, nepalieka jokių šalutinių kenksmingo poveikio. Plačiai naudojama magnetoterapija, būtent ypač žaizdų gijimui po įvairiausių pažeidimų, išorinių ir vidinių, po raumenų trūkimų, sporte dažnai pasitaikančių traumų ir nuo lėtinių ir chroniškų skausmų, kadangi žmonės, pavyzdžiui, jau susirga artritais ar kitokiom lėtiniam ligom, kur šiuolaikiniai medikamentai nelabai jau bepadeda ir gyvenimas tampa tikrai nebekokybiškas, reikia susitaikyti su tuo skausmu. Tai būtent magnetoterapijos priemonės jos gali padėti sumažinti arba visiškai panaikinti skausmus. Kaip žmogus sužino, kad jiems skauda. O sužino taip, jeigu, sakykime, galūniai vienoje vietoje kažkurioje skauda, tai nervais elektromagnetinis impulsas keliauja į smegenis ir taip žmogus gauna informaciją, kad jiems skauda tą vietą. Tai nešiojama magnetinė priemonė, tiesiog magnetinis laukas blokuoja tą elektromagnetinį impulsą ir jisai nenukeliauja į smegenis ir žmogui taip nebeskauda. Tai labai puikiai priemonė, sakykime, gydantis, gal nevadinčiau gydantis, bet šalinant ar malšinant skausmus, sergant chroniškomis ligomis. Žmonių atsiliepimai tik patvirtina alternatyviosios medicinos šalininkų teiginius, kad magnetoterapija ne tik veiksminga skausmo malšinimo priemonė, bet ir saugi bei paprasta pagalba vargstantiems dėl įvairių kraujotakos sutrikimų. Daugiausiai žmonės perka turintis kraujospūdžio problemų, nes iš tikrųjų galbūt, sakykime, teoriniai tyrimai vienas yra, bet turim labai daug atsiliepimų iš savų pirkėjų, kuriems tikrai sureguliavo, būtent magnetinė priemonė sureguliavo spaudimą ir patys yra nusipirkę ir perka savo šeimos nariams ir draugams ir giminaičiams. Tai viena iš tokių didesnių problemų tai yra kraujospūdis. Tai kokie privalumai? Tai vėlgi, kaip sakiau, nėra jokio šalutinio poveikio. Nebereikia gerti vaistų, cheminių, sakykime, tų medikamentų ir tai yra papuošalas, naudinga, gražu ir žmogus
patogiai nešioja. Ateina ir papasakoja savo potyrius ir tikrai atsikratė tokių sveikatos sutrikimų kaip migrena, kuri, pavyzdžiui, viena moteris, kurią kamavo migreną ilgai ir kentėjo nuo priepuolių ir būtent pradėjus nešioti magnetinę apyrankę, jinai sako, žmonės manim gali ir netikėti, bet aš jaučiuosi puikiai ir migrena manęs nebekamuoja. Tai tik keletas pavyzdžių, kaip magnetoterapija gali padėti spręsti įvairiausias sveikatos problemas. Tiesa, rinkdamiesi magnetinės priemonės, būtinai atkreipkite dėmesį į keletą dalykų. Iš ko ji pagaminta, kokio stiprumo ir kiek magnetukų panaudota priemonėje. Magnetiniai papuošalai yra gaminami iš nerūdijančio plieno, dar taip vadinamo medicininio plieno, ir iš titano. Titanas yra apskritai labai geras metalas, puikiai suderinamas su žmogaus organizmu, jis yra lengvas, kietas. Ir netgi iš tikrųjų daromi implantai, sąnarių pakeitimai iš titano dėl to, kad žmogaus organizmas titano nėra, sakykime, atmetimo reakcijos. Taip. Plus tie pat titaną gali nešioti kaip papuošalą arba taip tie žmonės, kurie yra alergiški metalai. Iš titano gaminami yra akinių rėmeliai ir kitokios kasdienėje buityje naudojamos prekės. Žmonių galbūt gali būti vienas pagrindinių klausimų. Jeigu jie yra magnetai, tai yra statinį magnetinį lauką skleidžiantis magnetukai, tai kodėl mes negalėtumėm nešioti, pavyzdžiui, ant šaldytuvo tų kliuojamų magnetukų? Logiškas klausimas, taip. Tai iš tikrųjų viskas, kad būtų magnetinė priemonė, kad jinai būtų efektyvi, tai magnetukai yra specialūs terapiniai magnetai, dažniausiai yra naudojami, jie turi būti stiprus. Efektyviais laikomi magnetai yra nuo 800 gausų iki 3000 tai va tie specialūs terapiniai magnetai. Tai magnetinėse priemonėse arba papuošaluose arba įtvaruose dažniausiai yra naudojami, sakykime, šitos yra 3000 gausų magnetukai. Neodimio magnetai yra super stiprus, neodimio magnetai yra pagaminti taip, kad būtų labai maži, lengvi ir skleistų stiprų magnetinį lauką. Tai šita apyrankė, sakykime, yra padaryta iš titano su paauksuotais fragmentais ir su neodimio magnetukais 3000 gausų stiprumo. Kad magnetai būtų veikiantis, tai juos reikia nešioti pastoviai. Stebuklų jokių tikrai nebus, nes jeigu žmonės galvoja, kad, sakykime, užsidės vieną dieną ir kitą dieną jau viskas išnyks, tai dėja taip nebus. Magnetus reikia nešioti pastoviai, kaip galima ilgiau ir tada tas poveikis bus. Jisai tikrai tai paprastai yra vėlgi teigiama, kad jaunesniems žmonėms tai pasireiškia truputį vėliau, vyresnio amžiaus žmonėms tas poveikis yra juntamas anksčiau. Magnetoterapijai skirtų priemonių yra įvairių ir ne tik sveikatos problemoms spręsti. Sužinoti daugiau apie magnetinių priemonių privalumus ir panaudojimo galimybes bei įsigyti magnetinių priemonių galite internete adresu magnetoterapija.lt. Magnetoterapija laiko patikrintas skausmo malšinimo ir geros savijautos receptas. Keli paprasti dalykai ir gyvenimas gali tapti gražesnis. Garsios naturopatės patarimai specialiai jums. Tai, ko šiuolaikiniam žmogui trūksta šiandieną, sutalpinta štai čia. Tai unikalus fermentuotas vaisių, daržovių ir riešutų biokoncentratas. Šis koncentratas normalizuoja ir reguliuoja natūralius medžiagų apykaitos procesus. Kalbant paprastai, reguliatoriai atkuria organizmo pusiausvyrą ir padeda jam išlikti sveikam, esant reikalui kovoti su ligomis. Tai organinis gaminys pagamintas iš įvairių vaisių, daržovių, prieskonių ir riešutų. Gaminio Regulat Pro Bio išskirtinumas yra labai aukšta kokybė sąlygota kelių priežasčių. Visų pirma, visos naudojamos sudedamosios dalys yra organiniai ingredientai. O Regulat Pro Bio gamybos procesas yra vykdomas taip vadinamų kaskadinio fermentavimo būdu. Tai daro produktą unikaliu. Kaip vyksta kaskadinis fermentacijos procesas? Mes sudedame vaisius ir daržoves kartu su pieno rūgšties bakterijomis bei vandeniu. O tolesnis fermentacijos procesas vyksta labai natūraliai. Fermentacija vyksta daugiau nei 12 savaičių. Per 12 savaičių laikotarpį išgauname visas maistingasias medžiagas ir vitaminus, kurie sukoncentruojami, išlaisvinami ir aktyvuojami. Gamybos procesas labai nesudėtingas, nes yra visiškai natūralus.
Regulat sveikatos papildas itin vertinamas tiek medikų, tiek vartotojų visame pasaulyje. Šiaip jau esu sveikas žmogus, bet turiu daugybę alergijų. Esu alergiška žolėms, gėlėms ir daugeliu kitų dalykų. O pavasaris kaip metų laikas man yra ypač sudėtingas. Geriu Regulat po 10 ml ryte ir vakare ir visos mano alergijos išnyko. Be problemų einu į gamtą, dažausi, moteris mane supras, nes jos turi daugiau problemų nei vyrai. Aš žymiai geriau susikaupiu, esu darbingesnė, per dieną galiu nuveikti žymiai daugiau. Tiesiog jaučiu energijos antplūdį, didesnį gyvenimo džiaugsmą. Nors mano oda sveika, bet susidūrusi su odos pažeidimais, tepu Regulat ant odos ir galiu matyti, kaip ji gyja. Terapeutė pabrėžia, kad sveikatos papildas Regulat labai naudinga žmonėms, kuriuos kamuoja įvairios ligos, tiems, kuriems trūksta energijos, kurių susilpnėjusi nervų sistema, jis tinka vaikams, nėščiosioms, visiems, kurie rūpinasi savimi. Visų pirma, Regulat labai akivaizdžiai padidina energijos gamybą kiekvienoje iš mūsų kūno ląstelių. Daugiau energijos reiškia, kad mūsų kūnas turi daugiau būdų atstatyti save ir regeneruoti. Didesnis energijos antplūdis taip pat reiškia, kad mes galime nuveikti daugiau darbų ir geriau jaustis visą dieną. Antrasis efektas, kuriuo pasižymi Regulat, tai priešuždegiminis poveikis. Pavyzdžiui, gaminys tinkamas chroniškų gerklės uždegimų bei chroniškų sąnarių ligų gydymui. Trečias dalykas, ką daro Regulat fantastiška, jis įtakoja imuninę sistemą. Savo imuninėje sistemoje turime ląsteles, kurios taip pat padidina savo energijos gamybą ir tampa žymiai aktyvesnės. Mes atlikome keletą studijų, kurios atskleidė, kad natūralios ląstelės, žudančios vėžį, bus aktyvuotos vartojant Regulat. Turime ir kitų produktų, kurie yra kilę iš Regulat Pro Bio. Sukūrėme antrąjį produktą, kuris vadinasi Regulat Pro Metabolic. Šio gaminio sudėtyje yra 85% Regulat Pro Bio gaminio ir greta to mes jo sudėtį papildėme vitaminais bei mineralais žmonėms, kurie turi viršsvorio, problemų su širdies ir kraujagyslių ligomis, turi rūpesčių su aukštu cholesterolio lygiu, dideliu cukraus kiekiu kraujyje bei diabetu. Regulat poveikis naudojant gaminį paviršiniu būdu yra nuostabus, todėl sukūrėme kosmetikos liniją, kuri turi tiek senėjimo stabdymo poveikį, tiek terapinį poveikį sveikai bei sergančiai arba alergiškai odai. Regulat produktų jau galima įsigyti ir Lietuvoje. Daugiau informacijos internete adresu regulat.lt. Kosmetika iš stručio taukų. Paprasta, tačiau labai efektyvu. Tvirtina natūralios rankų darbo kosmetikos gamintojos Sveikas grožis LT įkūrėjos. Jeigu ir jums įdomu, kuo išskirtinė kosmetika iš stručio taukų, dabar kviečiu pasižiūrėti šį siužetą. Tie, kuriems rūpi netrumpalaikis efektas ir svarbu grožį bei jaunystę išsaugoti ilgam, turėtų įsidėmėti pavadinimą sveikasgrožis.lt. Tai išskirtinės veido ir kūno odos priežiūros priemonės su stručio taukais. Kaip žinia, naudingosios stručio taukų savybės, sprendžiant ne tik įvairias odos problemas, bet ir siekiant išsaugoti jaunystę, atskleistos jau seniai. Net pati Kleopatra naudojo stručio taukus tam, kad išsaugotų odos skaistumą ir grožį. Mes pirmieji ir vieninteliai Lietuvoje gaminantis ir prekiaujantis kosmetiką su stručio taukais. Stručio taukai tinka alergiškai, jautriai odai, raumenų skausmams, nuo egzemų, psoriazių, malšinti uždegimui odos, įtrūkimam, įpjovimam, žaizdoms. Stručio taukas, skirtingai nuo kitų aliejų, tai visiškai nekemša odos porų, labai giliai įsigeria ir praturtina kitų aliejų poveikį. Stručio taukai dar yra išskirtiniai tuo, kad jie labai tinka nuo plaukų slinkimo. Yra atlikti moksliniai tyrimai, kad naudojant stručio taukus pažadinama net 80% miegančio plaukų folikulų. Ir jie taip pat tinka nuo pleiskanojimo, tiesiog galima juos naudoti kaip kaukę. Su stručio taukais gaminamos veido ir kūno odos priežiūros priemonės natūralios. Jų sudėtyje nerasite jokių sintetinių priedų, kvapų, dažų ar putojimą skatinančių medžiagų. Gamyboje naudojama tik natūralios augalinės kilmės žaliavos. Kremai ir muilai papildomi aukščiausios rūšies nerafinuotais aliejais. Produktams malonų kvapą suteikia įvairūs
natūralūs eteriniai aliejai. Rankų darbo kosmetikos priemonės gaminamos atsižvelgiant į žmonių išsakytas problemas, pageidavimus. Natūralios priemonės tinka net kūdikio odeliai, o veido odos priežiūrai yra specialiai sukurtos kelios linijos, atsižvelgiant į dažniausiai žmonės varginančias problemas. Jeigu yra alergija ir turim jautrią liniją, tai pamažina paraudimus, egzemas, tai iš karto žmogui akivaizdus poveikis. Nustoja tempti odą, veido. Yra regeneruojanti linija, kuri vystančiai, šiurkščiai odeliai, taip pat yra mišriai odai, spuoguotai, kas paaugliam labai aktualu, tai turim ir muiliukus, ir kremus, kurie gydo jaunatvinius spuogus. Pastebim tai, kad jeigu žmogus jau pabandė natūralų kremą, tai dažniausiai ir grįž vėl to natūralaus kremo. Stručio taukų panaudojimo galimybės išties didelės. Tiks ir po saulės vonių, ir vabzdžiui įkandus nuramins. Didelis privalumas, kad priemonės su stručio taukais gali naudoti visa šeima, net itin jautrią odą turintys žmonės. Kadangi viena iš svarbiausių stručio taukų savybių yra gebėjimas slopinti bakterijų dauginimąsi, tai leidžia kosmetikai ilgai ir gerai išsilaikyti, neprarandant gydomųjų savybių. Daugiau informacijos apie išskirtines odos priežiūros priemonės su stručio taukais sužinosite internete sveikasgrožis.lt. Čia pat galėsite ir pasikonsultuoti bei užsisakyti priemonių pagal savo ar šeimos narių problemas. Dabar trumpa reklama, po kurios kviečiu būtinai sugrįžti, nes naudingos ir įdomios informacijos tikrai dar turime. Naujiena Lietuvoje, tačiau jau labai populiaru visame pasaulyje. Greitos diagnostikos testai, kuriuos galima atlikti tiesiog namuose. Profilaktiškai pasitikrinti sveikatą jau galima net neiškėlus kojos iš namų. Štai šių diagnostinių testų pagalba, kurie ir yra skirti naudoti namuose. Testų privalumas – greitas, tikslus rezultatas ir labai paprastas naudojimas. Kiekvienas pats namuose gali pasidaryti labai lengvai ir patogiai. Kiekvienas testo rinkinys turi viską, ko reikia, kad pačiam jį atlikti. Patikimumas testų yra nuo 90% iki 99%. Labai paprasta, yra viskas viduje, lancetas ir pipėtė sulašina į tam tikras šulinėlį ir po 10 minučių jau gaunamas rezultatas. Gamintos yra iš Prancūzijos ir iš tikrųjų tas vedalabas gamina profesionalams ir tie patys reagentai naudojami pas mus poliklinikose, klinikose, laboratorijose. Greitos diagnostikos testai itin populiarūs Europoje, tad neabejojama, kad Lietuvos gyventojai taip pat įvertins šių testų privalumus. Šiuo metu produkto asortimentą sudaro dvi pagrindinės sritys – greitos diagnostikos testai vaisingumo srityje ir ligų prevencijos testai. Specialistai pabrėžia, kad kiekvienos šeimos vaistinėlėje, ypač šiuo metu, neabejotinai turėtų atsirasti greitos diagnostikos testas alergijai nustatyti bei testas Laimo ligos diagnostikai. Testas tik alert skirtas Laimos ligos nustatymui. Laimo liga labai paplitusi Baltijos šalyse ir Lietuvoje kasmet diagnozuojame maždaug 1500 atvejų. Testą rekomenduojama atlikti po 2-4 savaičių po įkandimo arba atsiradus dėmėm. Testas skirtas bendrai alergijai aptikti. Pavyzdžiui, jeigu yra išbėrimas arba ašarojimas sloga ir jūs nežinot nuo ko, tai galima supainioti su virusinė infekcija. Todėl labai svarbu sužinoti, ar tai nėra alergijos priežastis. Feričekas skirtas geležies stokos nustatymo organizme ir dažniausiai pasireiškia vaikams, paaugliams ar moteriams. Tai labai naudingas tas testas, ypač dabartiniu sezonu. Taip, tyroček skirtas skydliaukės sutrikimų nustatymui. Jeigu, pavyzdžiui, yra depresija, šalčio pojūtis, tai tada rekomenduojama atlikti ir dažniausiai tai pasireikšti moterims. Dar turim testą inkstų nepakankamumui nustatymui, albuminas šlapime. Ypač svarbus žmonėms sergantiems diabetu arba turintiems padidintą kraujospūdį. Dar yra žarnyno vėžio ankstyvoji diagnostika, tai slapto kraujo išmatose.
nes slaptas kraujas išmatose gali būti dėl įvairių priežasčių – kolitų, plyšimų arba netgi žarnynos vėžio. Greitos diagnostikos testų kūrėjai pasirūpino ir vyrais, kurie taip pat net neišėję iš namų gali pasitikrinti dėl dažniausios vyrų onkologinės ligos – prostatos vėžio. Prostata ček skirtas fiziologinės prostatos būklės įvertinimui. Rekomenduojame vyrams nuo 50 metų arba tiems, kurių giminaičiai serga prostatos vėžiu, būtinai kiekvienais metais patikrinti, ar viskas yra tvarkoj. Specialistų teigimu, greitos diagnostikos testai nepakeičiama pagalba nėštumą planuojančioms moterims ar su vaisingumo problemomis susiduriančioms šeimoms. Nustato ovuliacijos periodą, tai palankų laiką pastoti, arba menopauzės periodą ir labai svarbus moterims, kadangi kuo greičiau sužinoti tą pradinį etapą, tai galima išvengti osteoporozės. Vyrų vaisingumo testas ir be abejo nėštumo testai. Greitos diagnostikos testai greičiausias ir geriausias būdas užkirsti kelią sunkioms ligų pasekmėms. Įsigyti greitos diagnostikos testų taip pat galite net neišėję iš namų elektroninėse parduotuvėse. Pasirūpinkite savo ir savo šeimos narių sveikata jau šiandien. Sakoma, kiek žmonių, tiek ir problemų. Tas pats pasakytina ir apie veido odą. Tai, kas idealu vienam, gali visai netikti kitam. Džiugu, kad šiais laikais bent jau yra iš ko pasirinkti, o mūsų tikslas – padėti jums tai padaryti. Odos priežiūros priemonės su sraigių sekretu, jaunystės bei grožio eliksyras pasiekiamas ir Lietuvos moterims. Tai priemonės natūraliai stabdančios odos senėjimo procesus, lyginančios raukšles tiesiai iš Pietų Korėjos kosmetikos kompanijos, kuri pasaulyje vertinama kaip lyderis kosmetikos gamintojų srityje. Būtent ši kompanija viena pirmųjų pasaulyje pristatė naujos kartos kosmetiką. Džiaugiamės galėdami Lietuvos gyventojams pasiūlyti išskirtinius produktus, tai yra kosmetikos priemonės, kurių pagrindą sudaro sraigių sekretas. Sraigių sekretas Azijos šalyse nuo seno naudojamas kaip atstatanti, regeneruojanti priemonė, kadangi joje yra labai daug mikroelementų ir odai svarbių savybių. Todėl mes turime visą liniją veido kremas, paakių kremas, veido valymo priemonės, viskas yra su sraigių sekretu. Galime pasiūlyti jauniems žmonėms, kurie kenčia nuo spuogų, jaunatvinių išbėrimų, unikalų produktą. Tai yra tirpalas probleminiai odai. Jo sudėtyje yra tik natūralios medžiagos, bulkojo puskiparisio ekstraktas, portulakos ekstraktas, salicilo rūgštis, todėl natūraliomis priemonėmis yra išsprendžiamos visos probleminės odos problemos. Išskirtinė kokybė gali didžiuotis ir Pietų Korėjos burnos higienos priemonių gamintojai, kurie sugeba naujausias technologijas suderinti su gamtoje slypinčiais turtais ir sukurti efektyvias burnos higienos priemonės. Dantų pastų įvairovė ir paskirtis garantuoja kokybišką burnos priežiūrą kiekvieną dieną. Tereikia kruopščiai išsirinkti kiekvienam pagal savo poreikius ar esamas problemas. Ypatingo dėmesio verti ir kasdieniai burnos priežiūrai skirti dantų šepetėliai. Dantų šepetėliai, kurių šereliai padengti aukso, sidabro, bambuko anglies nanodalelėmis. Taip pat yra dantų pasta, kurios sudėtyje taip pat yra natūralios medžiagos ir aukso sidabro nanodalelės. Tai yra natūralūs taip pat vaisių ekstraktai. Kaip žinome, kiekvienas vaisius turi savo savybių, tarkime, gervuogė turi balinantį efektą, greipfrutai turi burnos kvapui, šviežumą ir gaivumą suteikiantį efektą. Norime pasiūlyti naujovę Lietuvoje, tai dantų pasta su bambuko anglimi. Nereikia bijoti, pasta yra juodos spalvos, tačiau jos sudėtyje nėra nei sodos, nei peroksido, kas kenkia dantų emaliui. Todėl, naudodami šią dantų pastą, galime saugiai balinti savo dantis. Kadangi bambuko anglyje yra labai daug mineralinių medžiagų, todėl ši pasta ne tik balina dantis, bet taip pat aprūpina dantenas mineralinėmis medžiagomis. Dantų šepetėliai, kuriuos mes importuojame iš Pietų Korėjos, yra unikalūs tuo, kad jie turi dvigubų šerelių technologiją. Tai yra, viršutiniai šereliai yra nusmailinti ir ilgesni, jie puikiai išvalo tarpdančius, o apatiniai šereliai yra bukesni, todėl valant dantis jie ypatingai gerai masažuoja dantenas. Ir šepetėliai yra padengti
aukso sidabro nanodalelėmis. Kaip žinome, auksas ir sidabras turi antibakterinių savybių, todėl valydami dantis šiais šepetėliais mes nepernešame bakterijų į burnos ertmę, kurios kaupiasi iš karto, kai mes pradedame naudoti bet kurį paprastą dantų šepetėlį. Yra šepetėlių su bambuko anglimi padengtais šereliais, taigi pats šepetėlis jau turi natūraliai balinantį efektą. Tiesiai iš Pietų Korėjos gamintojų atkeliavusių priemonių galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje artekas.com. Internetu pirkti patogu ir paprasta. Mūsų produkcija yra prieinama kiekvienam Lietuvos gyventojui. Mes visas prekes siunčiame Lietuvos pašto siuntomis, todėl kad net tolimiausiuose Lietuvos kampeliuose žmonės gali įsigyti, nusipirkti mūsų produkciją ir džiaugtis naudodami tikrai kokybišką gerą produktą. Didžiausias burnos higienos ir veido priežiūros priemonių iš Pietų Korėjos pasirinkimas elektroninėje parduotuvėje artekas.com. Tai ir viskas šiandien laidoje. Dėkoju žiūrėjusiems ir tiems, kurie patys aktyviai dalyvauja laidos kūrime. Siūlo temas, drąsiai klausia, kas jiems aktualu. O mes ir ateityje pasistengsime atsakyti į visus jums rūpimus klausimus ir paieškoti daug įdomybių sveikatos ir grožio srityje. Likite sveiki.